Sveiki, šiandien pasidalinsiu su jumis savo krūtinės treniruotę. Pirmą pratimą atlieku hantelio spaudimas gulint viena ranka. Rekomenduoju daryti 3 kartus po 12. Šitą pratimą naudoju tam, kad būtent įsitikinti, ar gerai yra sutraukiamas raumuo. Tai galima patikrinti iškėlus hantelį į viršų, užlaikius ir uždėjęs kitą ranką, pažiūrėti, ar raumuo yra pilnai sutraukiamas. Antrą pratimą pradedu štangos spaudimą gulint. Svoriai čia įmami jau didesni, išlaikoma taisyklinga technika, priešų pozicija tiesi, alkūnės statmenai leidžiame į grindis ir lėtas štangos leidimas žemyn. Rekomenduoju daryti iki maksimalaus svorio, tol kol padarysite iki 4 pakartojimų. Trečią pratimą atliksim hantelio spaudimas kampu, tam, kad apkrauti krūtinės viršutinę dalį. Rekomenduoju daryti 4 priėjimus, pasirinkti atitinkamą svorį, tam, kad technika išliktų taisyklinga, riešai tiesus, alkūnės leidžiamos statmenai ir viršutinėje dalyje krūtinės užfiksavimas pilnai ir užlaikymas bent jau 1-2 sekundės. Paskutinį pratimą rekomenduoju daryti trosų suvedimą, tai 4 priėjimus ir su paskutinė drop set serija. Atliekant šitą pratimą svarbu pilnai sutraukti raumenį priekinėje dalyje, užlaikyti bent sekundę ir lėtai atleidinėti trosus atgal. Padarius, čia rodoma yra paskutinė serija, padarius ją, sumažinti svorius dvigubai ir padaryti maksimaliai iki pat galo. Šitą pratimą pabaigus aš mėgstu dar be svorių visiškai užlaikyti krūtinės raumenis ir maksimaliai pripumpuoti kraują. Štai parodysim, kaip būtent aš tai ir atlieku. Na ir po to, žinoma, galima šiek tiek ir pasidžiaugti rezultatais. Įvertinti, kaip pavyko atlikti treniruotę.